sveikas vėl YouTube. Greitai padariau video vėl apie staklus, nežinau, bet aš dievinas daryti. Šiandienos pristatysiu mūsų šito žaidimo kūrėjus, Možengsterius, kurių vardai vėl keisi, kaip ir man iš vienintelį, kurie normaliai pasirodė, tai yra šitie. Va, pristatysiu prie pačio pagrindinio, Notch, kažkodėl jo veidas juodas, nežinau, kad jis čia neveikia taip. Jis vienu žodžiu pats pagrindinis, kurie šito žaidimo ir aš pradėsiu su čia komandų bloku. Kurie, va, tada ir parodysiu, ką tiesiog jeigu taip, man duoda deimantus. Va, visi čia šitie aš tai padariau, nes jie tarsi gali, bet ką daryti. Džebas, jis turi vieną tokią ypatybę, kurią pamiršo vis, kurie žinome tik tai vieną dalyką, aš jums dabar galėsiu labai greit parodyti. Jeigu jūs turite name tagą ir pervadinsite jį, va taip, didžioji J, EB ir apatinis, jūs gaus ir rasite avi, palaukite sekundę jūs, va, ir jeigu jie duosi šitą vardą, ja, man turbūt neseniau būdavo, jeigu tai padarydavai, jie pasikeisdavo. Na, iškart galėsiu ir kitą parodyti. Kitas žmogus, Dinnerbaunas. Jeigu panaudodavai seniau, na jo, dabar irgi neveikia. Jeigu seniau panaudodavai, gyvūnas apsiversdavo aukštyn kojom. Štai jo skinas, nors pagrindinis jo nėra netoks, kiek aš žinau. Serdžas, vienas iš naujausių Možengo narių, daug apie jį ir šitas Bedboxas. Aš šitų dviejų negaliu nieko apie juos papasakoti. Na, vėl čia, jeigu nematėte mano kitų serijų, peržvelkite, šitas buvo mano naujasias. Jeigu žiūrite, matot, čia eina tokia nedidelė spiralė. Ir aš vis plėsiu ir jeigu taip, aš galbūt netgi įkelsiu jį, kad galėtumėte įsivaizduoti. Na, taip, bet viskas, kas šitas video norėjo pristatyti. Ačiū, kad žiūrėt ir ate.